Vienoje pusėje Norviliškių švenčiausiosios mergelės Marijos gailestingumo motinos bažnyčia ir mažos kapinaitės, kitoje Baltarusija. Šias vietas skiria koncertina, kurios, kol Lukašenkos režimas nenutarė per sieną į Lietuvą stumti migrantų, čia nebuvo. Teko girdėti, kad kai nebuvo, į šią medinę žalios spalvos bažnyčią užsukdavo ir žmonės dabar gyvenantys kitoje koncertinos pusėje. Kaip jau supratote, mes Dieveniškių Kilpoje, čia įsikūrusiame Norviliškių kaime, kuriame 2021 metų surašymo duomenimis gyvena 9 žmonės. Ir jei Dieveniškių bažnyčioje dar pasitaiko vestuvių, čia anot kunigo Renato Švenčionio jau vyksta tik laidotuvės. Jis žino, nes primenam, tarnauja abiejuose šiuose Dievo namuose. Matyt, neatsitiktinai savo pokalbį apie Norviliškes ir pradedame kapinaitėse esančiose Švenčiausiosios mergelės Marijos gailestingumo motinos bažnyčios pašonėje. Pati parapija pradėta kurti ir statyti bažnyčią 1922 metais ir pilnai jau užbaigta 29 metais. Ir šitoj bažnyčioj tarnavo kunigas Antony Zaman, kurio paminklą jūs matote. Ir čia jisai pradėjo tarnystę nuo 1939 metų iki 1984 metų. Taigi 45 metus jis buvo klebonas šitos bažnyčios, Norviliškių bažnyčios. Žmonės labai jį prisimena, kad labai kovojo prieš alkoholizmą. Tai čia dar bažnyčiai yra toksai užrašas zakristijai: alkoholtos guba liudskoščia. Alkoholis tai prapultis žmonijos. Tai čia jau kunigo Zamano suradau įrašą, tai jau čia tikrai jo. O tokia įdomi pavardė Zaman, tai labai tokia žydiška pavardė, tai greičiausiai ar jo tėvai buvo atsivertę jau į krikščionybę. Kiek klausiau, tai iš Baltarusijos jisai atvyko. Ir šalia jo guli sesuo. Ir jinai buvo už vargonininko ištekėjusi, bet kažkaip tais nesusiklostė ten gyvenimas ir labai greitai ta santuoka išyro. Ir tada jinai visą savo gyvenimą atidavė broliui, tarnystei bažnyčiai, tai irgi jo buvo galima sakyti dešinioji ranka, kuri padedinėjo viską broliui. Tai va toks atsidavimas Dievui, bažnyčiai, žmonėms, tai ir kunigo Domo, ir jo sesers Marytės, ar ne, tai irgi tokia pati situacija, ir čia kunigo Antony Zamano ir jo sesers Stanislavos. Tai jeigu kovojo su alkoholizmu, reiškia, tai buvo didelė problema tuo metu. Čia realiai mes kalbam apie... Matote, čia, kadangi ir Valančius 19 amžiuje kovojo, ar ne, bet manau, kad dar ir toks nusistatymas žmogaus buvo, kad čia reikia išugdyti, kad nebūtų tenai alkoholio visiškai. Mūsų vėl užklupo lietus. O ką, bėgam į bažnyčią turbūt? Bėgam į bažnyčią. Jinai vargšiai jau prašosi didelio remonto, bet labai gražu. Zakopanės stiliaus iš Lenkijos turi panašumo, va toks stilius, bet labai gražu man visi tie bokšteliai tokie ir pravoslavo primena, ir islamo, net minareto kažkokios detalės. Bažnyčią kunigas Renatas atrakina raktais, tais pačiais, kuriuos daugiau nei 40 metų saugojo kunigas Antony Zaman. Vienintelis egzempliorius. Čia tikrai vėsiau. Vėsiau jaučiasi, ar ne? Bet čia ir lubos aukštesnės. Čia ir prišildyti neįmanoma būtų tiesiog, nes viskas, kaip ir sakote, lubas išeitų tiesiog. Ne veltui ant suolų čia sudėti pledai. Ir kaip pats kunigas Renatas tą vėsą apibūdino, joje visada šalčiau nei lauke, kad žiemą net aplanko mintys mišias lauke ir laikyti. Bet kartais, kai oras visai nedėkingas, šios bažnyčios dydis, erdvė atvirkščiai gelbsti, galima viduje atlikti procesijas. Apsidairykime. Daugelis dalykų iš šalia esančių Graužiškių ir Surviliškių bažnyčių buvo Baltarusijos teritorijoje atvežta čia. Po to ten jos remontuojamos buvo ir 95 metais daug dalykų buvo sugrąžinta atgal į Baltarusiją. Tai žmonės sakė, iš mūsų pavogė solus, ten dar visokius dalykus, bet ten buvo grąžinta.
nežinau, dėl suolų. Man toks jausmas, kad čia suolai gal ir... Tai va, bet... O dar baisiausia, kad Surviliškėse degė bažnyčia ir viskas, kas buvo grąžinta, padegė. Tai va, tai taip jau yra. Todėl altorius, kurį matote, jau jisai naujesnis yra. Tik taip pats vidurys tabernakulis, ar ne tas baltas, tai ten jau yra senesnis, jau ten autentiškas toks dalykas. Gražus, bet naujas altorius jau yra greičiausiai kunigo Domo jau darytas. Paskutinis klebonas čia buvo Valentinas Šiuša ir jau po to, matyti, jau parapija negalėjo išsilaikyti ir tada jau tapo aptarnaujama iš Dieveniškio. Tai va, jau kunigas Domas nuo 93 metų jau turėjo ir aptarnauti dar ir šitą Norviliškio bažnyčią. Klausyklos, 20 amžiaus pradžia klausyklos. Va šitos vietos, kurias matote, tai čia jau 19 amžiaus išskirtinės kažkam tais, kas jau norėdavo čia sėdėdavo, kas išsipirkęs turbūt savo vietas buvo. Vargonai viršuje yra dar seni, bet dar grojantis. Ir čia netgi viduj galima daryti procesijas, tai čia vietos yra labai daug ir kartais, jeigu blogas oras, tai darom procesijas čia viduje šitos bažnyčios. Paprašytas palyginti Dieveniškių ir Norviliškių bažnyčios bendruomenės, kunigas Renatas pabrėžė, kad žmonės abiejose parapijose vienija nuoširdumas. Taip su juo leidomės į gilesnį pokalbį apie tai, kuo jie čia gyvena. Jeigu pagal skaičių, tai be abejo čia yra labai mažai susirenka žmonių, bet taip vidutiniškai apie 20-ukas yra sekmadieniais, jeigu šventės, tai gal ir 50 gali ateiti ir daugiau kartais būna, o žmonės tai, žinokit, tokie patys nuoširdus, geri, atviri, paprasti tokie, tai tikrai čia toks bruožas žmonių yra nuoširdumas, sakyčiau, toks pagrindinis. Bet čia jau esam visiškai prie pat Baltarusijos sienos Dieveniškėse, tai dar taip tarsi viduriukas mūsų šitos ašaros. Ar tai kažkaip čia labiau veikia žmonės, kad tai yra taip arti? Man pačiam buvo labai įdomu, aš per pamokslus klausdavau, o ko jūs bijote, pavyzdžiui, kokios yra jūsų baimės. Tai labai daugelis atsakydavo ar Dieveniškėse, ar čia Norviliškėse, kad karo bijom, nenorim karo, kad čia būtų. Tai nesvarbu, koks žmogus, kokių pažiūrų būtų, ar ne, tenai, ar pro vakarietiškų, ar pro rytų, ar ne. Tai vis tiek visi supranta, kad geriau čia bombos nekristų ir to karo nebūtų. Tai visi šitą suvokė ir nenori tokio dalyko. Ir man yra labai svarbu, kad žmogus pirmoje vietoje jam būtų gyvenime Dievas. Tai va čia mano pagrindinis tikslas. O kai jau žmogaus gyvenime yra Dievas, tai nesvarbu, kas atsitiks ar ne, tai jis kitą žmogų, kitų pažiūrų galbūt žiūrės visai kitaip, kaip į žmogų, o ne kaip į priešininką, ar ne, kaip į tą patį tikėjimo brolį ar tikėjimo seserį ir gal nebus kažkokių kraujo praliejimų, kas tikrai aktualu ir iki šiol mūsų dienomis, kaip matome, ten pasaulis yra labai neramus. Labai neramus. Tai man svarbu, kad žmonėms būtų pirmoje vietoje Dievas, o kai Dievas yra, tai tu tos moralinius dalykus apmastai. Tada tau žmogus nėra priešininkas, ar ne, kurį reikia likviduoti, bet yra irgi tikintysis, kuris irgi tiki į Dievą, tai gal jo irgi nereikia skriausti. Tai man toks pagrindinis yra dalykas. Taip, bet vis tik yra tos įtampos, ar ne, ir 14 metai Krymo aneksija, čia Rusijos darbas, ne Baltarusijos tarsi. Tačiau Baltarusija, žinomi, irgi ir turi savo režimą, neteisėtai renkamas prezidentas ir matom migrantų krizę ir visa kita. Tai tas užsidarimas yra absoliučiai akivaizdus. Koncertinas anksčiau čia šalia bažnyčios nebuvo. Kaip taip, sakytumėt,
paveikia žmonės, ar yra taip, kad netgi, sakytumėt, nežinau, išskyrė šeimas, gal kažkas ten turi savo tetą gyvenančią kitoj pusėje? Čia pagrindinis dalykas, kad pavyzdžiui žmonės negali aplankyti savo kapų, tiesiog normaliai atvažiuoti ar ne. Tai va šitokie dalykai, ar ne, ypač čia Norviliškėse, kur daugybė žmonių čia tiesiog ateidavo melstis kartu į šitą bažnyčią, nes čia būdavo aplinkui, tai iš Baltarusijos žmonės tiesiog atvažiuodavo, čia jų giminės yra palaidoti, tai be abejo ta siena atskyrė. Tai aš visą laiką sakau žmonėms, politiniai dalykai jie ateina ir po to vis tiek išeina ir pasikeičia. Tik neaišku kada, dešimtmečiais, kartais šimtmečiais viskas tęsiasi, bet viskas anksčiau ir vėliau baigėsi. Tai be abejo žmonės čia irgi nori, kad nebūtų tos sienos, kad jie galėtų laisvai judėti, ar ne, kaip Europos Sąjungai, pavyzdžiui, tu gali judėti laisvai, tai ir čia būtų gerai žmonėms, bet yra tokia politinė dabar situacija, kur žmonės turi su to susitaikyti, nes nuo jų dėja nepriklauso tie dalykai. Tai dėja taip yra. Bet žmonėms tai tikrai norėtųsi, kad jie laisvai galėtų ateiti, melstis čia šitoj bažnyčioje, kad jinai būtų pilna, ar ne. Tai iš kitos pusės ateidavo anksčiau žmonių čia melstis? Ateidavo daugiau, čia pilna bažnyčia būdavo, tikrai pilna bažnyčia, bet dar kalbėjau su žmonėmis ir sakau, tai nieko, kada nors vėl nebus tos sienos ir galės ateidinėti. Sako, kunigė, nebus jau kam, žinokit, jau senesni žmonės išmirė ten ir Baltarusijos teritoriją, jaunesni išvažiavo į miestus didesnius, darbai, ten mokslai, sako irgi. Tai tokia situacija yra. Bet čia tebe užsukančių vietinių pavydėti gali ne viena parapija. Kodėl, sužinosite dabar, mums užlipus į viršų prie vargonų, kurie, kaip anksčiau minėjo kunigas, seni, bet dar grojantys. O ar groja jais čia kas nors? Čia tai dėja ne, o Dieveniškėse turim Gintarą, muzikos mokytoją, kuris ateina sekmadieniais, pagroja mišiose vargonais, o šiaip paprastai tai ar lietuvių, ar lenkų mišios, tai jau giedotojas yra, kurios būrelis giedotojų, kurios traukia ir gieda tas giesmes. Tai čia, kas iš Vilniaus atvažiuodavo kunigai aukot mišias, tai būdavo sužavėti, o kaip čia jie taip gražiai gieda, tai va. Kad patys tikintieji. Patys tikintieji, patys tikintieji. Taigi čia, skirtingai nei Dieveniškėse, vargonais niekas negroja, tačiau Norviliškių bažnyčios varpai, atvirauja pašnekovas, jam skamba gražiau nei ten. Jūsų proga, o šitas tai stambus. Bet garsas yra labai fantastinis. Dieveniškių ne taip gražiai skamba, šitie labai gražiai skamba. Negalvos dabar žmonės, kad kažkas nutiko? Į pamaldas. Dėl naujo popiežių renka. Ne. Beje, dar viena įdomybė. Senas 65 metus skaičiuojantis mikrofonas ir stiprintuvas. Jie suteikia specifinio skambesio balsui. 60 metų ir toks garsas tiesiog liejasi. Vos Dievas galingai pakyla, jo priešai pakrinka. Nors bažnyčia čia kurtis pradėjo tarpukariu, senesnių relikvijų nei ji pati čia netrūksta. Tai ir relikvijoriai, ir viršutiniai puošnūs kunigo drabužiai, arnotai. Pastarųjų dėvint kunigo Renato, laikant mišias, nepamatysit. Saugo juos senovinėje spintoje. Noriu parodyti relikvijorius. Tai čia yra su šventųjų dalelėm kūno. Šventas Vincentas, šventa Agnietė, šventas Kazimieras, šventa Aurelija ir irgi Kazimieras, Jozapatas ir Stanislavas. Tai irgi tokie labai gražus 19 amžiaus pabaiga, 20 amžiaus pradžia šventųjų pirmo laipsnio relikvijos. Tai vadinasi, kad jau ten tikras kaulelis, taip sakant, ir ar kraujo lašelis ten, tokie tikri dalykai.
arnotai senoviniai, kaip jie atsirasdavo bažnyčioje, tai yra liturginis rūbas. Dabar tai kokioj Lenkijoje pasiūta, nusipirko, atvežė, o anksčiau koks nors bajoras medžiagą padovanoja bažnyčią arba kokia nors bajoraitė panešioja suknelę, sako, man jinai spaudžia, jau nepatinka, atiduoda bažnyčiai, persina į liturginį rūbą. Čia yra va tokie liturginiai rūbai, va toks grožis 19 amžius. Va. Čia va taip. Tai parodysiu dar. Bet juos turbūt taip ir saugot, ar ne? Aš su mielu noru, jo, aš tai neužsidedu jų, bet saugau. Šitas rūbas yra 18 amžiaus pabaiga Prancūzija. Čia yra dalmatika, čia jau diakoniškas rūbas. Pasižiūrėkit, koks grožis. Vidus dažniausiai būna jau persutas, nes susinešioja, išorė, originalas, autentika. Tai va, sidabriniai siūlai, tiesiog medžiaga visa. Šita medžiaga iš Prancūzijos. Prancūzija 18 amžiaus pabaiga. Wow. Čia yra irgi labai vertingi šitie dalykai. Čia iš visas tiesiog auksu spindintis arnotas, visas auksinis. Ir jie yra sunkus, galite palaikyti, jie yra sunkus tokie. Jo. Nu čia jau reikia ir sportuoti. Jo. Šitas yra netgi su metais 1893. Na ir prieš keliaujant iš bažnyčios, paskutinis dalykas, nuo kurio pradėjome. Legendinis kunigo Antoni Zamano paliktas užrašas skelbiantis alkoholis tai žmonijos prapultis. Nu bent jau man iš šitos pusės tai jau matosi, kad užrašas, jo. Va čia yra vertingas dalykas, va čia yra vertinga. Jo, tai čia jau šitas užrašas tikrai kunigo Zamano yra. Su kunigo Zamano raktais užrakinę bažnyčią važiuojame Norviliškių pilį, kuri šiaip jau ir neatsiejama nuo šios bažnyčios istorijos. Iš rytprūsių karaliaučiaus sritis atvyko čionai toksai prekybininkas, galbūt net ir bajoro kilmės turintis prekiautojas Šorcas. Įsimylėjo į vieną bajoraitę, kadangi pirklys tai turtingas greičiausiai buvo, iš Survilų nupirko čia šitos žemės ir su ta bajoraitė Dorota jie vedė vienas kitą ir pradėjo statyti savo pilaitę. Va tokią gražią, miniatiūrinę, renesansiško, prancūziško stiliaus pilaitę. 1608 metais Šorcas miršta ir Dorota išnašlauja 10 metų ir tada nutarė, tegul už mano vyrą meldžiasi, už mane, už mano šeimos artimuosius meldžiasi vienuoliai ir atiduoda pranciškonams vienuoliams visą šitą kompleksą. Čia šitą žemės, šitą pilaitę ir taip šitą pilaitę tampa vienuolynu. Ir iki 1832 metų vienuoliai čia meldžiasi, skleidžia pamaldumą Jėzui, mergeliai Marijai, todėl nemažai čia koplytstulpiai yra ir kryžius ir Marija. Ir 1832 metais po sukilimo caro valdžia iš čia iškelia vienuolius. Ir nebelieka. Vienuoliai turėjo čia ir medinę bažnyčią, čia jie buvo pasiruošę statyti ir mūrinę bažnyčią, tačiau visos tos medžiagos caro valdžia pasiėmė savo ir į Baltarusijos teritoriją statyti cerkviai. Tai va, tai, o po to buvo
1922 metais jau nutarta, kad reikia steigti čia parapiją ir pastatyta šita jau Norviliškių bažnyčia. Ir pirmieji klebonai gyveno čia, net ir visi klebonai gyveno šitoje pilaitėje. Tiesa, 90-ais kažkur turbūt buvo siūloma pranciškonams atsiimti, bet jinai buvo labai apgriuvusi. Tai pranciškonai atsisakė pasiimti šitą pilaitę, nes labai daug reikėtų investuoti. Ir paskutinis klebonas, Valentinas Šiuša, jau 93 metais jau buvo šita parapija atiduota aptarnauti Dieveniškiams. Tai tokia trumpa istorija šitos pilaitės. Deja, patekti į vidų jau tądien nepavyko. Susivėlinome, bet iš išorės yra ko pasigrožėti. Vien kokie čia atsiveria horizontai. Savo pasakojimą iš Dieveniškių kilpos reziumuosime gamtoje. Mes baigsime, o jūs, jei čia atvažiuosite, galite savo viešnagę nuo čia pradėti. Tai jau mums pakeliu į Vilnių stovintys ąžuolai. Stakų ąžuolas ir Grybiškių ąžuolas. Pastarasis dar ir turi savo legendą. Tūkstantis 1971 metais 14 metų vaikinukas pavardė Kuklys eina čionai, po šituo ąžuolu suranda grybą. Bet grybas nepaprastas. Baravykas 3 kilogramai, skersmuo jo kepurėlės 49 centimetrai. Tai gerai, kad jisai nenusinešė namo, bet nusinešė į mokyklą, tą grybą nufotografavo ir įtrauktas į Gineso rekordų knygą. Čia Lietuvoje pats didžiausias grybas surastas, būtent čia po Grybiškių ąžuolu. Jeigu pamatysit jo didybę, jisai tiesiog neleidžia niekam augti aplinkui. Jokios konkurencijos prie jo nėra, niekas negali šalia jo augti. Ir jam gali būti šitam ąžuolui Grybiškio apie 1000 metų. Dar Mindaugas nepradėjo vienyti Lietuvos, jau šitas ąžuolas augo. Gal dalis jūsų ir nepatikės, bet tai vėlgi nėra viskas, ką galima pamatyti šiame pasakiško grožio krašte. Žiūrint į tokius ąžuolus, žodis pasakiška čia labai tinka. Bet tai, ko neparodėme, teks jau jums pamatyti ir patirti patiems. Užsukite į Dieveniškių iškyšulį, užsukite į Norviliškes.